Duoba laikytų iš kamerą, nebijogi, nenukelius ten. Karoči, jūs nebestumkit, nebepirkit tų paikų, atvažiuokit, pasižiūrėkit, kaip kovojam, pasižiūrėkit, nusipirkit ant tos transliacijas, bus ramiausias, sprandat jūs, o nesprandat. Parvažiuokit, biškai, pažiūrėkit, palaikykit, kaip daužomės, taigi barė, tokių kovų nepamatysit, ką. Oi, Stinas, Kelvinas, fantastika, kiek šaliuoja karingas šis žvėris. Skambin, Mike Tysons, primeskit, sako, kažkas su mano Katsinu blogai yra. Nežinau iš tikrųjų, ką reikės daryti šeštadienį, ar išvarimą, ar reikės užmigdyti. Moki ne tik šnekėt, bet ir kovot, o kadangi moki šnekėt, tai pasakyk ką nors. Belenka! Išgirdau vieną tokį pasakymą, kad pravardę turi šamanas. Taip, mane tai treneris taip vadina, kadangi mėgstu po treniruotės paominti vadinamai, atsipalaiduoti ir padainuoti. Pasaulis prasidėjo nuo garso om ir tiesiog paprasčiausiai užsimerkti ir skleisti tą garsą om. Atsinešiau 2 litrų termusą, užsiplėkiau arbatėlės. Tai šiandien vakare, kas norės atsigerti, prašome, kviečiame į viešbutį. Groju afrikietiškų būgnų, didžeridu tokiu ir dambreliu. Ateikite į Utmą, pamatysit, kaip vyrai kruta. No homo. Ir galbūt čia įstosiu. Sveiki, atvykę į gamtą. Į jutėmiai 1 prieš 1, o gal net 1 su viskuo. 1 su gamta. 1 aš su Žygimantu Kiudeliu ir Justinu Gedminu čia gamtoje. Biški jokiais, Justinai, čia dabar prieš porą akimirkų. Kas tau kelia tokį juoką, pozityvę emociją? Ar tau juokinga, ar tau... Koks tavo jausmas čia žiūrint į Žygimanto atliekamą kūrinį? Atrodo, kad Žygimans iš tikrųjų čia bando užburti mane savo melodijom, kad biškai kitokius veiksmus pradėčiau daryti. Ir toksai bandau, žinai, negirdėti, bandau kažką savo galvoj parepuoti, dainuoti. Šaunuolis, repuok, dainuok. Aš bandžiau, bet gėjiškai gavos. Bandai užhipnotizuoti į biškį, ar tiesiog? Tiesiog, manau, pasidžiaugti kartu. Kad čia susėdom, taip draugiškai, taikiai, vienas priešais kitą, be jokių pykčių. Davo, bazarink, sudaužysiu, galvą per plėšiu, nuplėšiu rankas, kojas. Anuoliai, anuoliai, apsauginių tai nėra čia, miškiai. Kas čia 3% nuims? Ar neverta dėl klauto? Bandyk. Ne, susitaikom sen. Jūs niekada ir neatrodo, kad būtumėt susipykę, bet reiks kovot Žalgirio arenoje 27 dieną, kai dabar žiūrit viens į kitą, kokią emociją, nes šiaip tikrai per daug man taikiai jūs atrodot, kaip jūs eisit į ringą ir lupsitės, papasakokit, kaip reiks nusiteikti tam. Iš šitos smilkalų atmosferos, kaip mes pereisim į pirštinės ir smūgius į galvą. Aš tai manau, sukurta bus tam tikra erdvė, kur stovėsim vienas priešais kitą, su pirštinėm, nusiteikę, apšilę savo kūnus. Tai aš asmeniškai tokią turiu truputėlį kažkokią gyslelę ir norą
suduoti Gedminui. Man patinka daužą mane, žinokit. Man kažkaip yra, tas žinot, kai tam tikras žmogų matai ir galvoju, nu, va, žinai, noriu aš tą patikrinti. Nes jis ir moka pajudėti, jis moka atsakyti. Ir tas yra įdomu, nes tai yra be žodžių. Pokalbis be žodžių. Be priežasties tu jam nori suduoti tiesiog iš energijos jo skleidžiamos, ar yra priežastis čia? Yra kažkoks krislelis pykčio Gedminui? Ne. Aš tai nesitikėčiau už tavęs. Dėkui. Kas tas pyktis yra? O kai tu žiūri Žygimantą, sakau, ką tu galvoji apie jo visą aurą, kurią jis čia neša? Nu, bairis, ką aš žinau, atrodo laisvas žmogus, o šiaip tai nieko, nejaučiu tas pats, kaip žiūrėčiau į Levickį. Va, su draugėliu sėdi ir žinai, kad už kelių valandų daužysitės iki kraujų. Bet tai čia kasdienybė, čia nėra kažkoks, nežinau, išmušimas savęs iš komforto ar zonos. Šiaip abu labai tokios spalvingos asmenybės esat, bet skirtingos irgi. Sakyčiau, čia yra rajonas, čia yra gamta. Ką tau, kokią žinutę atrodo neša Justinas savo veikėjų, to savo primestų, neprimestų, nežinau, kaip tu iš viso matai jį? Ar matai, kad vaidina kažką, ar kad jisai toks yra, koks yra nuoširdus? Taip. Kas tau, žiūrint į jį, atrodo? Man džiaugiuosi, kad jis moka taip dalintis su savo sekėjais, su tais, kas jį stebi ir, moka pritraukti skirtingų amatų žmonių ir turi savo vedamas treniruotės grupės ir aš džiaugiuosi, kad jis taip moka pritraukti žmonių, tas labai džiugina mane. Gerai, nebenardyk. Kiek čia galima? Na, Marį bendravo. Ne, ką tu atsipalaiduok, seniai. O ką tu galvoji apie visą šitą šamanizmą? Neįprastoje esame aplinkoje, reikia pripažinti. Tau, sakau, yra toks labiau pripažįsti tai, nepripažįsti, primesta, neprimesta. Kaip pirmą kartą turbūt matau kovotoją, kuris šito užsiema. Ką tu galvoji apie tai? Aš tai galvoju, kad čia prikols, ką žinau, prikols. Tipo, aš sąmoningumo ir dvasiškumo kelio tai neheitinu, pats esu jame. Ir realiai ką aš darau, tai bandau pašiepti tam tikras vietas. Pavyzdžiui, karoliai visokie ten, vienas karolis čia karočiai yra nuo astmos, kits nuo blogų energijų, kits čia turi vapšė saulės energiją perduot paskui man. Nu, žodžiu, yra tokių lempinių vietų, kur galima pašiepti ir aš šiepiu. O daugiau, vis tiek, kažkas turėjo būti iš mūsų blogėtis. Kaip pažiūrėk tu jį, kaip jis blogėtis gali būti. Aš turiu biškį padaryti cirką. Kaip jūs suderinat šitą savo gyvenimo pusę? Tu turi, Justinai, fotografiją kaip savo užsiėmimą, meną. Tu turi irgi muzikuoji, ar ne, šiaip visų šituo užsiėmi dalyku. Kaip jūs suderinat šitą su sportu, kuriame yra smurtas, sakykime, vis tiek tai yra smurtas, tai yra vienas kito daužimas. Kaip be pažiūrėsi, kaip jūs suderinat tokius du dalykus, atrodo nesuderinamus. Snukiadaužis. Kaip nuo meno į snukiadaužį? Galvoj flipint? Aš visą laiką verslininkas buvau, toks biškį idėjų galvojau. Vienu momentu toks sugalvojau. Blemba, jeigu sudaužyčiau žmonės ir pradėčiau fotkinti juos, sumušu iš karto nufotkinu. Ir galvojau, gal susieis kažkaip, žinai, iš pradžių tai man kažkas siūlė iš vis ten, negyvų žmonės fotkinti, nes jie visą laiką bus, žinai, niekada nesibaigi. Bet išmąsčiau kažką kitą daryti, žinai, va. Biškį padaužau draugelį, nufotkinu, vis prisimenu, koks gražus vėjas buvo prieš mane. Pliusų yra, žodžiu. Aš tai matau kaip mūsų kūno saviraiška, tiesiog norą, vyrišką jėgą parodyti, kažkaip pademonstruoti. Ir manau, dvikova yra tavo geriausias būdas be jokių tarpininkų parodyti savo jėgą, parodyti savo galią, vidinį žvėrį atskleisti. Ir tiek ir tau būna atradimas, kad tu tą turi galią, tu gali atstovėti, žinai. Tai aš tikiu, kad mums kaip vyram yra kartais net malonumas tavo jėgą pademonstruoti, toks pažadinti ugnį ir ją mokėti, žinai, tinkamai kontroliuoti. Nes jei tu per daug parodysi jos, tu užsimosi, prasimesi, žiūrėk, gausi, žinai, kokią rykštę atgal botagėlį. Tai
Reikia mokėti, žinai, su ta ugnim žaisti. Ir va čia ir yra menas, kaip tu moki ją nukreipti, kur tu moki ją nusukti, žinai. Nu šiaip ir visi ego dalykai dar, žinai, išmoksti biškį kontroliuoti tą ego, nes pačioj pradžiai matos ant tų naujų kovotojų, ant kiek jie nemok tą ego kontroliuoti, jis tik sukiltas ego iškart, ten jau draugėlius smaugi, draugėliam lūžimus darai, visokias tokias nesąmonės. Ir po to, jeigu tipo nemeti to sporto, tai tas ego kažkaip biškį numažėjai, biškį pradedi kontroliuoti šitą dalyką. Nežinau, man asmeniškai patinka kovos menai dėl to, nes žiauriai sunku, aš niekas sunkiau nesudaręs. Aš tipo, man atrodo, čia sunkiausias ir labiausiai vyriškas sportas, koks egzistuoja žemėje. O tai va, tokių žmonių, apie kuriuos kalbėjai, kur nesuvaldo ego ir panašiai, jų vis tiek didesnė dauguma šitam sporte negu tokių kaip jūs. Jūs gaunat kažkokių replikų apie savo, ką jūs darot viešai, ta prasme, va, tiktokai, visi taip toliau, tam pas tave, visos šitos aprangos, visi užsiėmimai. Yra, kad jūs žiūri kitaip, dėl to, kad jūs kitokie? Nu, aš manau, savaime taip tiesiog atsitinka, kad kažkam tu neįtiksi, žinai, tu nebūsi, kad visiems, nu, va, vis tiek tu turi skirtingų atspalvių ir tai yra gražu, kad, nu, va, mokėt priimti save visų pirma, toks koks esi ir tai jau leis kitiem. Tau nesvarbu, kaip kiti tave priima, ar svarbu? Artimieji galbūt, va tie mano artimiausi žmonės, tai man, jeigu jie man sako, kad jau tu Žygimantai, nu, truputį, žinai, jau per toli kažkur nukrypai, tada aš jau atkreipiu tikrai dėmesį ir, nu, vat... O komandai tavo, Titanas Gym? Nu, vat, kaip kokiuose atvejuose, jie turi irgi savo tokią tam tikrą pasiūlėžiūrą ir jinai labai šiaip gera mokykla, iš tikrųjų viena iš geriausių, aš manyčiau, mano gyvenime tikrai davė didelį, nu, tas sustiprėjimas stuburo. Nu, bet mes augame kartu, va čia yra komanda, kad tu ne vienas, o drauge kartu. Okay. Justinai kovoja jau prieš vieną Titanas Gym atstovą, paskutiniai savo kovoja prieš Matą Pultaražinską, ten pralaimėjai. Kaip palygintum dabartinį Titanas Gym atstovą, prieš kurį kovosi rugsėjo 27 dieną? Koks jisai tau kaip kovotojas? Kol kas tik vieną jo kovą matėm, ką tu iš jos pamatei? Pamačiau, kad dar biškį baisu jam prieš kameras kovoti ir kad jisai dar nesugebėjo pilnai realizuoti savęs kovos eigoj. Ir tiek, realiai, tiek pasiėmiau iš to. Šiaip mes biškį sparingavomės anksčiau, tipo festivalį netyčia buvom sutikę. Tai sparingavomės ten irgi jau biškį tų suvokimų, supratimų atsirado kažkokių. Bet šiaip malonės, ką žinau, aš tai žiauriai gerbiu kidelį. Tipo, pažiūrėkit, jis turėtų su būgnu dabar daužyti čia kažką daryti. Bet ne, jis čia apsimet, kad heiterių turi, tipo. O ką per sparingus pamatėjai? Tai... Kuris pranašesnis buvo ten? Ten aišku yra, tipo, kokioj ten stadijoje buvom, tiek aš, tiek jis, tai nelabai galiu kažką čia pasakoti. Okay. O ką tu pasiėmi iš tos kovos paskutinės Justino, kuris pralaimėjo Matui? Kažkokių turi pastebėjimų, gal kažką Matas tau pasakojo, ką reiks daryti prieš Justiną, kad laimėt. Šiaip Justinas neblogai atrodė pirmam raunde, ten po to antram raunde porą smūgių prasileido, tai kaip vertinai jo kovą ir ką pasiėmi iš to ir ką pasimsi į ringą iš tos kovos? Geras klausimas, šiaip. Aš žinau, kad Gediminas mėgsta, jam patinka suktis ir tos suktukinius smūgius atlikti. Ir man truputį ironiška, kad tas suktukinis smūgis jį ir pakirto tą kovą. Tai iš tikrųjų, net nežinau, nevertinu, aš kažkaip nes į kovą atėjus ir kažkokius turėti lūkesčius ar ten planą, kaip Taisonas sakydavo, po vieno smūgio žiūrėk, tavo planas jau pražuvo. Tai aš irgi tiesiog ruošiuosi, treniruojuosi ir jau kaip bus, tai bus, jau kaip. Kaip apibūdintum jo stilių kovojimo šiaip? Judrus. Toks dinamiškas, jis mėgsta tokius palindimus, tokius pranerimus. Jam kartais atrodo, yra geriau parizikuoti ir pralysti, negu kad atsitraukti. Nu taip, man pasirodo, kad jis labiau mėgsta visaip nardyti, negu kad saugiau žaisti. Tai kas irgi yra nužavu. Man tai taip, kai kovoju, kurie moka, va taip visaip ten į keistas pusės, žinai, galvas judinti. Jo, tai toksai, nu, gražu žiūrėti, žinai.
O tu turi kaip pasiruošti tokiam stiliui savo klube, tarkim? Kaip šitai kovai? Tu eini vis tiek su mintim nugalėti šitoj kovoj, taip? Taip. Tai kaip ruošiesi tokiam neprognozuojamam stiliui, tokiam kaip Justino, kuris mėgsta ir suktukus, mėgsta ir judėti, kaip MMA kovotojas po visą ringą? Tik sugrąžinti gynybą, po kiekvieno smūgio, kad jinai ranka sugrįžtų į gynybinę poziciją. Apie tai yra, kad tu jeigu prasimeti smūgį, tu kuo greičiau grąžini ranką prie galvos. Kad ten nenumeti ten. Tai jo visko gali būti, žinai, tas kova, jinai visaip gali pakrypti. O ko tavo kovoje pirmoji debiutiniai pritrūko tavo prieš Artūrą Biržinską? Aš manyčiau, visų pirma, atsidavimo šiam sportui. Aš taip gal, nebuvau pilnai atsidavęs ringui, kovai ir, tas mano dresoje galbūt ir atrodo smūgiavau, bet mano smūgiai nebuvo užtikrinti, ne iki galo tokie, nes lyg jėgos turėjau, aš buvau pasiruošęs, viskas gerai, bet pats kumštis jis nebuvo suspaustas, manyčiau, žinai, kur neįtempiau kumščių ir taip nesudaviau, atrodo taip kaip pataškavau. Tai ant to ir dirbu iš tikrųjų, kad į ringą įlipus, žinai, nepasimesti ir nesusikaustyti, o tiesiog eiti ir uždėti. Tu šiaip žiūri kaip į rimtą oponentą, kai matai Žygimantą Kiudelį. Visgi jo pasirodymas prieš Biržinską, ten gali sakyti, kad tikrai buvo uždominuotas Žygimantas. Kaip tu žiūri jį kaip oponentą, nes pats jau turėjai kovų su aukštesnio rango oponentais ir dabar tarsi visi mato tave favoritų. Tau svarbu tokie dalykai, kaip tu matai, Žygimantą, man įdomu. Pats. Aš ir anksčiau esu minėjęs, kad nelabai ten domiuosi kovotojais ir kad ten neanalizuoju. Tai čia lygiai tas pats irgi nelabai, aš ten kažką žiūrėjau. Grinai, tą Biržinską kovą kelius kartus buvom pasijungę su Doviu. Taip, širdžiai pasakęs, tai gaila. What the fuck, taip atidaužys bičias. Bet čia tas pats bus, tiek man, tiek jam. Laukia snukedužis, kaip ten prieš tai šnekėjom. Tai ką? O ką Biržinskas gerai padarė prieš Kiudelį? Kur jo buvo raktas į pergalę, kaip galvoji? Spaudimas ten, kuris prasidėjo nuo maždaug antro raundo, taip labai stabiliai ar... Aš tai manau, kad viskas buvo atsipalaidavime. Taip, atsipalaidavęs, nesuskaustęs, galėjo ramiai realizuoti save, tai jaučiu nuo to viskas ir buvo. Kas dabar bus? Kas bus rugsėjo 27, dabar kiekvienas po prognozę man duokit, kaip galvojat. Aš manau, kaip įsivaizduoju? Aš įsivaizduoju, kad mes iš tikrųjų parodysim tą tokią technišką ir įdomią sankirtą energijų, jėgų, tokio, kur susitiks ir bandys įsiaiškinti, kuris drūtesnis, kuris stipresnis, pas kurį ištvermė, pas kurį jėga galingesnė ir tai atsiskleis galbūt per kokį technišką knockdowną, o galbūt per visas 3 minutės ir žiūrėsim, kurį palauš. Jis įsakė, kad jo užduotis yra sugrąžinti rankas visą laiką. Jo. Tai pamatysit, kai jo smūgio metu aš jam smūgiuoju. Tai kai išėjęs ranką, jinai niekur negrįš, vienu metu iššausim. Tai tokių, manau, daug pamatysim, o daugiau... Apsimainimų, čia tokie šiaip yra įdomus, vienas į pilvą, kitas į galvą ir toks... Jo, viskas timingė realiai. Man jūsų šypseną žiūrėti ir pagalvoti, kaip jūs 27 dieną nebesišypsosit ringę, tai labai įdomu. O ko, ne? Kiekvieną dieną tai darom, realiai eini... Mėgautis reikia, net ir pačiu ringo šokiu. Reikia pasimėgauti. Pažiūrėk, aš su Natu, kai kovojau, kiek aš ten žvengiau realiai. Vos ne, kiekvienas raundas baigęs aš ten žvengiu. Man tai juokinga, man fainai, kiek darbą įdėjau, pagaliau galiu realizuoti save. Nėra ten, kad degi baisiai ir ten suskaustęs. Atėjau, kiek žmonių daug susirinka, pažiūrėti, žinai. Vien tik šis jau koks didelis faktorius, žinai, kad didelė dalis tos arenos atėjo tave palaikyti. Gal netgi ten, nežinau, 1/4 tos arenos pirka grinai dėl tavęs tos bilietus. Tai irgi žiaurus bairis. Man tai labai patinka ir aš stengiuosi džiaugtis tą akimirką, kol jin yra. Nes grinai, kiek ten ir te būni, 10 minučių. 10 minučių tavo kovo ir baigęs tavo 10 minučių šlovės. Man atrodo, tu privertei su savo smilkalais muzikytę Justiną tiesiog pagalvoti apie dabartinę akimirką ir apie tą momentą, nes atsivėrė, atrodo, dvasiškai. Nors galbūt jau buvo tai ir prieš tai padaryta, bet man atrodo, kad padėjo tau Žygimantas šitą vietą.
Saulė jau dingo, toj pradės lyt, tai neždinsimės, bet labai smagiai pašnekėjom. Bus labai įdomu pamatyti, kaip viskas atrodys ringe. Ir tiek. Tu dabiškai pamosikuo kažką, aš ten piešiu breakdance, biškai. Gali uždaryti mūsų pokalbį su ritmu, o... Rugsėjo 27 dieną darysi katų, organizuoja mūšius, visi mato. Utma, kaip oro uostas, kovotojus kelia. Išleiskit iš tavęs.